Raseiniuose jau ne vienerius metus veikia miesto vietos veiklos grupė. Organizacija vienijanti savivaldybės, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovus. Šiemet Raseinių miestui pirmą kartą skirtas reikšmingas finansavimas bendruomeniniams ir socialiniams projektams įgyvendinti. Apie tai, kokios galimybės atsiveria miesto bendruomenėms ir kokių iniciatyvų tikimasi artimiausių metų, kalbame su Raseinių miesto VVG grupės atstove. Kai manęs paklausia, kas Raseinių miesto vietos veiklos grupė ir pasakyti tai trumpai, tai dažniausiai trumpai neišeina. Nes Raseinių miesto vietos veiklos grupė tai visų pirma yra asociacija. Ji jungia savivaldybės atstovus, nevyriausybinio organizacijų atstovus ir verslo atstovus. Mūsų tikslas yra socialinės atskirties mažinimas Raseinių mieste. Su Raseinių miesto vietos veiklos grupės asociacija įsikūrė 2015 metais. Tuo metu buvo paskelbti pirmieji kvietimai teikti strategijas finansavimui gauti. Deja, Raseiniai tuo metu finansavimo negavo, bet 2023 metais vėl Vidaus reikalų ministerijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas ir gauti finansavimą vietos plėtros strategijų įgyvendinimui, buvom tie, kurie sudalyvavo ir šį kartą finansavimą gavom. Tai mūsų gautas finansavimas siekia daugiau negu 500 000 eurų. Prie strategijos įgyvendinimo prisideda ir Raseinių rajono savivaldybė, jau finansavimas sieks apie 147 000 eurų ir bendra strategijos suma sudarys daugiau negu 600 000 eurų. Šie pinigai bus skirti įvairių projektų įgyvendinimui. Mūsų tiksliniai pareiškėjai yra Raseinių mieste veikiančios įvairios organizacijos, tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek viešosios įstaigos. Gali dalyvauti ir biudžetinės įstaigos, ir mažosios bendrijos, uždaros asmenos bendrovės. Tačiau jos turi atitikti strategijoje numatytus reikalavimus ir tikslus. Mes kaip Raseinių miesto vietos veiklos grupė teikiame kvietimus, į kuriuos atsiliepia mūsų pareiškėjai pateikdami paraiškas. Jie teikia įvairius projektus būtent socialinės atskirties mažinimui, verslumo didinimui, užimtumo skatinimui ir panašiai. Tai mūsų tikslas įvertinti šias paraiškas pirminiu vertinimu, vėliau vertina Centrinė projektų vertinimo agentūra ir arba skiriamas finansavimas, arba neskiriamas finansavimas. Tai mes esam tie, kurie yra pirmieji, kurie konsultuoja pareiškėjus, kurie nustato strategijos tikslus ir iškelia kriterijus. Kokie projektai jau yra patvirtinti mūsų mieste arba rengiami einamuoju metu? Galime pasidžiaugti, kad jau turime pasirašytas net 9 sutartis. Tai mūsų pirmieji drąsieji klientai, pareiškėjai, tai būtent buvo Raseinių bočių bendrija, emocinės pagalbos ir konsultacijų centras, viešoji įstaiga Raseinių neįgalių ir užimtumo paslaugų centras, Raseinių susivienijimo sodai, Raseinių mokykla daugiafunkcinis centras Spindulys, asociacija Novus Terus. Šių paraiškų suma buvo apie 15-19 000 vienam projektui ir jie įgyvendina įvairias iniciatyvas. Tai galime pasidžiaugti, kad būtent jų dėka senjorai turi labai daug aktyvių veiklų, važiuoja į baseinus, lankosi įvairiose edukacijose, turi įvairių renginių, mokymų ir panašiai. Dažnu atveju visada sulaukiam tokių klausimų, ar tokios veiklos yra reikalingos, ar geriau įsigyti materialų turtą ir kad tos asociacijos ar bendruomenės turėtų daiktų. Tai mūsų strategijos esmė yra, kad mes mažinam socialinę atskirtį, mes siekiame bendrystės, sveikatinimo, mes siekiame, kad mūsų pareiškėjų dalyviai turėtų aktyvių veiklų ir tos veiklos tikrai būtų kokybiškos ir mūsų miesto gyventojai galėtų jomis drąsiai pasinaudoti. Žinoma, atkreipiu dėmesį, kad kiekvienas pareiškėjas turi atitikti mūsų strategijai iškeltus tikslus ir reikalavimus. Jeigu bendruomenė ar organizacija turi idėją, nuo ko reikėtų pradėti, kur kreiptis ir kad jų idėja galėtų tapti tuo realiai finansuojamu projektu? Tai mano manymu visų pirma reikėtų kreiptis į mus, nes tikrai mes kaip Raseinių miesto vietos veiklos grupė esam suinteresuoti, kad mūsų visų pareiškėjų projektai būtų stiprus, kad jie atitiktų mūsų strategijų numatytus tikslus. Tai visų pirma mes padėsime jums išsigryninti mintis, padėsime sužiūrėti, kuriuos kriterijus atitinkate, kurių ne. Galbūt pokalbis su mumis padėtų ir jums suprasti, kuria linkme jūs judate, ar ta linkme
yra teisinga. Mūsų tikslas, kad projektai visi būtų stiprus ir kokybiški. Tai mes teikiam ir individualias konsultacijas, darom ir mokymus, kad kuo geresnę pateiktumėt parašką ir kuo daugiau dalyvautų nevyriausybinio organizacijų. Mes turim taip daug numatytų kriterijų, kuriuos reikia atitikti, bet visada kviečiame, ateikit, pasikalbėkim, pasižiūrėkim. Mes labai norim, kad nevyriausybinio organizacijų sektorius sustiprėtų, kad kuo daugiau nevyriausybinio organizacijų įsikurtų ir pasiektumėm aukštus rezultatus. Šiemet bus teikiami irgi, ar ne, kvietimai, ta prasme, teikti projektus. Ir ar bus pasikeitusios sąlygos, ar lygiai tokios pat? Didžioji dalis kriterijų bus lygiai tokie patys. 2 kvietimus kartosim, kurie buvo neįvykę. Vienas iš kvietimų bus skirtas socialiniam verslui kurti, tai turime Raseinių mieste registruotų jau socialinių verslų, tačiau mūsų žiniomis dar jie nėra labai aktyvus ar veikiantis aktyviai veiklą, tai todėl labai tikimės, kad susikurs ir naujų socialinių verslų ir susikurs naujų idėjų, kurios bus naudingos mūsų miestui. O socialinis verslas tai jisai apjungia ir komercinę veiklą ir būtent socialinę paskirtį turi, kad spręstų mūsų miesto problemą. Tai tikrai laukiam labai paraiškų ir stebim, kokia bus tendencija. Taip pat bus kvietimai jauno verslo kūrimui, kad viena įmonė prižiūrės, padės augti kitai įmoniai, tai irgi tokie labai įdomus projektai. Taip pat standartiškus kvietimus turėsim socialinės atskirties mažinimui, sveikatingumo didimui, va tos, kuriuos jau esam pradėję įgyvendinti. Taip pat dar vienas kvietimas bus verslumo ir užimtumo skatinimo iniciatyvos, tai įvairūs mokymai, verslumo pasitikėjimo savimi mokymai, kad žmogus lengviau integruotųsi į darbo rinką, kad kurtų jauną verslą ar jauną veiklą ir panašiai. Tai tikrai turim įdomių projektų ir visada visus maloniai kviečiame dalyvauti. Ir labai noriu akcentuoti, kad nors mūsų strategija yra iki 29 metų, tačiau mes turim numatytas spartas. Ir šie metai yra paskutiniai metai, kada mes turim pateikti visus kvietimus, nebent pasikeis kokios nors taisyklės. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad visus kviečiam kuo aktyviau dalyvauti ir nelaukti kitų ar dar kitų metų ir prisidėti prie mūsų strategijos įgyvendinimo.